Toks yra servizėlis, Amis Auto vadinasi, vakarų Saharoje, Nahlos mieste, kurie mums jau 5 valandas tvarko mūsų kondicionierių. Dirba žmonės, Esam atvykę į Dahlą ir vis dar nerimstam su savo kondicionieriu. Tai ne dėl to, kad būtume labai čia išpuikę, bet iš tiesų ten kažkas susivilo ir kad nebūtų didesnių problemų norime susitvarkyti. Žmogus prie mūsų mašinos dirbo 9 valandas. Tas mechanikas net 12 ir 1 valandą nakties kažkam skambino, kažką prižadino ir ko reikėjo, visi atvežė. Ir žinoma, mūsų mašinos nesutvarkė iki galo, sutvarkė pačią kondicionieriaus kompresorių, sutvarkė tą detalę, kuri buvo sudegusi elektrinė, ją pakeitė, perinko patį kondicionierių, šiaip netaip papildė gazu kondicionierių, bet jisai neveikia. Pati pompa pasileidžia, viskas gerai, bet šalto oro nepučia, tai reiškia, kažkas viduje yra to agregato negerai. Labas rytas, yra tik tai po 4, bet kadangi šiandieną turime kirsti Mauritanijos sieną, tai yra griežti nurodymai startuoti kuo anksčiau ir laikytis tikslių organizatorių nurodymų, kad viskas įvyktų kuo greičiau ir kuo sklandžiau. Labas rytas. Kaip savijauta? Gerai, biškį miego trūksta, bet planuojam pamiegoti eilėj prie sienos. Tai dabar pakuojamės palapinę ir važiuosim. Daliuką. Sunaudok. Kiek čia prūžės? Visas dušas tau. Kažkam rytas irgi nelengvai prasidėjo. Iškart ir lengvai. Kaip liuriukas, tai turėtų būti. Jūs vyrai galite jį tiesiog pakelti ir išnešti. Dabar smėlio į akis negausit. Thanks a lot. Thanks a lot, guys. Karmos taškų gavom. Vairuotojų jau. Ready? Visada ready. Varom. Kiek valandų? Aš žinau, koks skirtumas. Tamsu, koks skirtumas. Tai vakar baigėm 3 valandą remontuotis, o po 4 jau turėjom keltis, tai realiai 1.5 turėjom miego. Ir naktį išvažiavom link Mauritanijos sienos. Važiavom prie Mauritanijos sienos. Visi 3 ekipažai ir daugybė mūsų ralio dalyvių. Einam, pažiūrėsim, ar Raminta bijo muitininkų. Raminta. Labas. Ar bijai muitininkų? Ne, žinau, aš šiaip nebijau. Be streso? Be streso, aš galvoju, mes nieko kažko labai neturim. O kas nepatiks, sakysiu, pasimkit. Tiesiog... Vyras nepatinka, imkit. Mane vaileis. Aš vairuot moku. Iš tikrųjų, svarbiausia, kaip sakant, pačiai mokėti išgyventi, ne? Eilė, matai? Eilė yra ir kilometras į priekį. Ane. Tai manau, mes čia žaisim su vietiniais tą futbolą, kaip kad vyrai pasakojo. Pažiūrėsim. Supratau. Gerai. Pažiūrėsim, kaip pupas ekipažas. Labas rytas. Labas rytas. Ar bijai muitininkų?
Nu, aš iš tikrųjų net nežinau, ko tikėtis, tai ir kol kas nebaisu. Pasiruošę esam mažų dovanėlių muitininkams, tušinukų, kepurių, košės duosim. Mačiau, kad kilometras liko iki muitinės. Tai sėdim kilometro eilėje. Tai sėdim kilometro eilėje. Nu, laukiam. Bet dar muitinė net nepradėjo dirbti, tik 9. Taip. Dar nepradėjo, tai laukiam toj kilometrinį eilėje. Tai tikėkime, kad kol mes jau sulauksim, jie bus pavargę ir sakys, važiuokit. Šiandien kėliausi 4:30. Tai planavom 5 jau išvažiuoti. Išvažiavom gal po 5:10. Susidėjom palapinę. Kavos nepasidarėm. Tai dabar Deividas nuėjo degalinę. Eilė didelė, tai atnešėm geriau pirmą kavą. Ne, nu Prašau. vyrai mumis nuo vakar lepina. Ačiū, meilė. Prašau. Kol vyrai mokosi už mūsų kavas, pajudėjo eilė, mes merginos ir nuvažiavom. Tai nusimato vyram kilometro krosiukas. Aš šukuojas plaukus, tai pasilenkus laikau, žiūrim išeikė, nebėgu. Pradėjo važiuoti, aš plaukus, bet nepaleidžiu plaukus, laikau į mašiną iššoku, spaudžiam, visas jau čia važiuoti. Nu, žodžiu, paskui jau pradėjom judėti, šiusti vyrai, taip, žiūrėjau, čia 3 modeliai pravažiuoju, mes lekam kietą. Aš dar vienoj rankai kavą laikau, bet kitoj vairuoju. Sargiai. O tu važiuoji. Prisiplokit. Tada kaip patys narko dileriai. Damos tokia būtų smagiai, ne? Faktas. Žiūrėkit, dabar yra 9:07. Nu, visi spėjom, kada įvažiuosime į Mauritaniją. Šiandien tikrai. Apie 1, 2. 1, 2, merginos. Nu, aš kažkaip tai... 1:30. Aš 3 duodu. 1 turėtų. Gerai, pasakyta, padaryta. O kas iš to? Kas laimi? Kas Aš noriu kažką irgi laimėti. Hello. How are you? Fine, thank you. Everything is okay? Yeah. What's your country? Lithuania. How many person? 2. 2 just. Okay, wait. It's Yeah. many I start in English. English, yeah. Okay, go now after this car. See you. Good night. Bye. Išvažiavom iš Maroko. Dabar turime apie 2 kilometrus vadinamos No Man Land, niekieno žemė, kur nepriklauso nei Marokui, nei Mauritanijai, negalioja jokios taisyklės, įstatymai ir panašiai. Šitą atkarpą reikia kuo greičiau pervažiuoti, nesustoti, nes ganėtinai pavojingai ir nėra jokių apsaugų, policijų ir panašiai.
tokia jau ta žemė ir niekieno, nes vidury laukymės Maroko vėliava ir Maroko kareivis stovi. Here. Sorry? No, energetic. Energy. Yeah. You can try. You are drinking, right? Huh? Drink. Yeah, drink. Yeah. Energy drink. Go. Yeah. Like cafe. Go. Good. Bye. Na tai ką, išvažiuoti iš vakarų Saharos ir įvažiuoti į Mauritaniją truko lygiai 3 valandos, nes siena atsidarė anoje pusėje 9 ryto ir įvažiavom į Mauritaniją, pamojuodami paskutiniam pareigūnui lygiai 12 valandą. Bet nesuklaidink, čia viskas dėl to, kad važiuojam su Budapešt Bamako ralio organizacija ir visur palydėjo ir visus Mauritanijos reikalus, vizas ir panašiai sutvarkys viską pačiame bivake. Iš tikrųjų nieko netikrino. Su šuniuku apėjo, kuostė ir liepė važiuoti. Neatidarė nei durelių, nei bagažinės, netikrino nei vieno daikto. Paprašė tik pasų, padavėm pasus ir išvažiavom. Ant sienos keli ekipažai, kiti Snaigė ir Morka pasikeitė pinigų, bet kadangi mes buvom pirmi, pasieniečiai maitinė mums rodė važiuokit, tai realiai net negalėjom niekur sustant pasikeisti pinigų, tai planuojam pasikeisti bivakę. Įvažiavus, tikrai matosi skirtumas nuo Maroko, realiai viskas balta, labai daug kopų ir tos kopos tokias baltas. Nu ką, sveika atvykus. Mauritanija. Jėtų stresą iš tikrųjų labai daug buvo. Mašina iš tikrųjų mums netikrino, tai tik šuo apvaikščiojo. Tai buvo irgi streso, kažkodėl ta šuo ilgai prie rato stovėjo mūsų. Jo, kažkodėl aplink visas mašinas taip apėjo, o aplink mūsų ėjo kokias 4-5 minutės. Ir, tu nežinai, nieko neturim draudžiamų. Bet problemų gali pasidaryti. Bet gal esi pravažiavęs pro kokį nors ir tavo ten ratai ar mašina smirda kažkokiais narkotikais. Nes būtent ratus uostė. Tai gali turėti labai daug problemų. Jūs tai tavo priekinį ratą šuo uostė kokias 5 minutės. Nu, galvoju, blemba, ar ne ką nors įdėjo tau tam servise, žinai, kol tavęs nebuvo. Tai tu neįsivaizduoji, kaip mes šikom į rūtas. Brigita tai sakė, šlapė sėdėjo su raudonais žandais, drebėjo. Blemba, žinok, buvo nemalonu, kai aplink mašiną tiek laiko ėjo. Aišku, turim neleistiną dalyką, vežamės, tai yra dronas. Droną aš įsidėjau savo į kišenę, buvau sustriukiai, įsidėjau į kišenę, o kadangi tu išlipi iš automobilį ir automobilis per skaną važiuoja be mūsų, tai rizikavau ir įsidėjau į savo kišenę droną ir tikėjausi, kad niekas nepatikrins. Bet svarbu, viskas sklandžiai. Pravažiavom ir viskas. Pakeliai jau tokia tragedija. Reikia pratintis jau. Pranugariai per gatvę. Atvažiavom mes į Mauritanijos pirmą degalinę. Iš tiesų tai kaip kažkoks šiukšlynas. Bet motociklai stovi, tai tikimės, kad gausime benzino, nes visi motociklai ant benzino važiuoja. Mauritanijoje yra problema gauti benzino, o vienas ekipažas mūsų komandos būtent su benzinu, tai dabar stoviniuojame kiekvieną degalinę ir bandom dar kažkiek, kiek tik pavyksta gauti, dasipilinėti, kad rytoj užtektume.
Postų labai daug yra Mauritanijoje. Tai pasirašėm tokius fišius, kur parašytas vardas, pavardė, gimimo data, iš kur esi, pasporto numeris. Hello. Allô? Hello. Bonjour. Bonjour. Deux personnes. Deux personnes. Budapest, Bamako, Yeah. Parc National Bandargi. Yeah. Ok? Okay. Dormir? Yeah, this is big gift for you. Yeah. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Kam darė šiaip? Nu, ką žinau. Kai neprašo, neduok. Sakyk, pasiruošk. Tai pasiruošk. Nu, Na, kaip jaučiatės atvažiavę? Pagaliau karštai, labai karšta, gera ir labai fainoj vietai yra bivakas prie vandens. Vietai, kaip jauties atvažiavęs? Pagaliau. Ruožas buvo toks ilgas, realiai nuo Asos iki šičia. Plentai. Taip pagaliau. Baigėsi. Rytoj prasideda vėl ralis. Kaip Deividas jaučiasi atvažiavęs? Puikiai. 600 km ir daugiau kelio. Padarėjau bivakė. Gal eisim pabraidyti prie jūros. Ką pavalgyti, pasiruošim rytojaus labai įdomiai dienai. Na va, čia yra palapinės, kur gausim vizas, galėsim nusipirkti telefono kortelę, įsigys pinigų. Čia, kaip suprantu, vietiniai gamina valgyt, kur galima gal ir nusipirkti, arba kažkokie gal stovyklautojai gamina valgyt. Na ką? Einam laukia eilės. Nu? Pjauk. Nu, net pjauna jisai. Šis neplanas. Negerai. Mes gerą kavą dar nusipirkę. Pupa. Pupa geria pupos kavą. O, tu tikrintai. Nu, tai klubus. Tai kaip ta Deivė Makalionė? Deivė Makalionė vadinasi, tai jautinas karis. Vadinasi, Tai kaip ta Deivė Makalionė, negirdžiu. Išvažiuojant mūsų visi gailėjo, galvojo, kad mes čia blogai gyvensim, tai va. Vakarojam ant jūros kranto. Nusipilno ekvipmentų. Turim ir šaldytuvus, kur šaltai viską laikom. Iš visų trijų turim. Tai palaukti šiandien, už vakar negavom. Ne, mes jau... Palaukit, žiūrėk mane. Vytai, uždaryk stalčių. Tu irgi važiuok pritaginti. Važiuok, pritaginti reikia. Ai, nu gerai. O dabar turėtų iškrist. Atėjau! Kaimą pavežiuot, patirti. Ką veikiau? Varom su Madoks taksi. Šniokščiam. Bagažinės.
Galėtų, žinai, pasiskelbti kažkaip online, kur yra jie. Ne, įdomu paieškoti, va, taip sėdint ant galo. Va, ne. Nu, paspausiu tą kompiuterį, gal kokius taškus suvesiu daugiau. Žinoma. Nu ir ką, einam į savo taksi? Oho. Va, mūsų taksi. Nu, ar tiek dalek. Vajacina šitas rodė. Pagaliau ne tik pupa stringa, bet ir morka. Kai eina ieškoti kelią. Nes? Nes sako, kad čia nelabai pravažiuosi, tai einu patikrinti. Meluoja.